Jep, kaip jau turbūt supratot, keliauju fucking Afganistaną. Būsiu atviras, man patinka tokias kryptis, kur beveik niekas ten nekeliauja arba mažai kas ten keliauja. Nes berods per pastarosius porą metų, nuo tada, kai atėjo Talibanas į valdžią, ten nebuvo nei vieno lietuvio. Bent jau mano žiniomis, o jeigu ir buvo, tai labai mažai. Neturiu jokių lūkesčių, neturiu jokių stereotipų susikūręs. Žinau, kad gali būti ir labai blogai, žinau, kad gali būti ir labai gerai. Say hello! Salam, salam. Žiauriai negražiai elgėsi mane. Čia vadinasi piratų dušas. Sibet – lošimo automatai. Ruletė – lažybos – stalo lošimai. Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę. 15 years education. Oh, no, our car is working. Oh, this is our car. Oh, it's our person. Our car. Ką žinau, atvarėm pažiūrėti, kaip gyvena, kaip mokosi vietiniai afganistaniukai. Afganiukai. Salam alaikum. Salam alaikum. So this is a teacher, English teacher. Say hello to Lithuania, yeah. Yeah, I'm an English teacher for Gardies Private High School, and today we are coming here in order to visit Mr. Mantas, the school, and also now we are going to the office, to the main office, to talk with the principal and also with the headmaster. Nice, let's go. Salam alaikum. You can go. Salam alaikum. Salam alaikum. So when the teacher or the headmaster or any guest who want to visit the school, while they are entering the class, for their respect, all the students are standing up. Then we are telling them that please sit down. This is the culture of any school in Afghanistan. Oh really? Okay. And he's the teacher of computer. Nice. It's a notebook. It's a notebook. Okay. This is our English book. You mentioned about, you asked about. Yeah. This is from grade 8. So you teaching it? I'm teaching. Yeah, okay. I'm teaching this. Nice. But you need to learn English because it's very important if you want to make maybe some career or some money or some bright future. وكتاسو واقعا غواړي چې روښانه راتلونکی ولرئ او Mr. Jawed, our chemistry teacher. Oh, chemistry. He is teaching chemistry and also biology. Biology as well. Biology. I hated chemistry, man. It was so difficult for me also. I want to sit here and learn because I don't learn. So how is the school? How's the school? Everything else is okay? Yes, it's really good. Yes, thanks from your teachers that you come here and you research Afghani people. Yeah, information. Thanks. Yeah, thank you so much. Thank you. First of all, I want to say welcome to Afghanistan, and I want to you will have a good time in Afghanistan. And we want to say thanks from you that you are research our culture for another world, and you will have a good time in Afghanistan. Yeah, this is good. Welcome to the Soja Private School. And welcome to Afghanistan. We are happy to meet you. Okay, this is good. Thank you so much. Say hello. Wow.
many computers do you have? Here we have these computers, yeah, but some of them are damaged. They cannot. So it's only computers you have. Only 3 or 4 of them. This looks new, yeah. Yeah. It seems new, yeah. And But some of them are damaged. Well. Nu tai va, tokios tokelis yra. Čia yra vienintelis tam skaityti normalus kompas, be išlūžusios klaviatūros. Ir biškai neįtikėtina, kad čia 6 kažkur kompai, pusė iš jų sulūžė ir ateina po 30 vaikų sėdi prie jų ir mokosi. Jeigu tokios yra privačios mokyklos, jūs galite įsivaizduoti, kokios yra vyriausybinės mokyklos, tai net baisu būtų net nuvažiuoti, ten turbūt nesusitvardyčiau ir neapsiverkčiau. Tai, jo, net biškai dabar šiaip keista, net gal biškai susigraudinau. So kids, do you like school? Do you like to go in school? ما شمانو استاسو خيجي چې مکتب ته راشي غاګو کوي اواز ټول یسو ته کنه په یاس باندې غاګو کوي ټول یا د لایک یس M N O P Q R S U V T U V W X Y Z. Nice. Yeah. Thank you. حسبي ربي جل الله ما خندي ما زي انسر ما خندي ربي جل الله ما في قلبي غير الله فوحنا دارنا وتنتمو كلا كتاب وكلام زمن جرحنا ما Viskas, pamokas baigėsi, dabar galės mokiniai eiti eit gumų, pirkti šokolado ir kaip tvarkingai visi išeina. Kaip kareivukai. Gerai, dabar situacija tokia, kad atvarėm į kažkokią pilį, kuri nežinau istorijas, šiaip nelabai gal ir įdomu, bet esmė tame, kad čia jokie turistai nepatenka, netgi vietiniai nepatenka, reikia gauti kapitalo leidimą. Tai spėkit, ar mes gavom. Aišku, kad gavom, nes turiu fucking ahujeniausią chebra, kokia tik įmanoma. Tai suderinom viską ir dabar turiu va tokį netgi didelę palydą. Ir visi va vieną bertulį lydi kažkur, kur bus gražu. Ir kur šiaip yra uždrausta zona mirtingiesiems. Kalbu ir kažkur pasisuka netikėtai nuotykis. Kur čia mes esam? They use this for defense. Okay. Yeah. During war, they use this place for defense. Čia buvo laiko klausimas, turbūt, kad aš tą fotkę padarysiu, bet kas yra baisiausia, kad būtent prieš pusmetį vieną tokį britą pasadinę kalėjimą už tokį bairį, kuris įsikėlė fotkę su ginklu į savo TikToką. Tai atsikėlęs, kai grįšiu iš Afganistano už tokį bairį. Jei! Nu ką, tai man kariškis nupirko vandens. Tai va čia, kas galvoja, kad čia yra labai baisus tie, kaip sakant, iš ta raidės žodžio veikėjai, kurios laiko amerikiečiai ir Europoje, tai tokie baisus. Dar kartą noriu minėti, aš nenoriu jų romantizuoti, aš jų neromantizuoju. We staying here, yeah? Yeah. Okay. Yeah, tonight staying here. This is better than the hotels that I have. In the morning I went to see the hotel rooms. Yeah. It was dirty, it was not proper. Okay. So I preferred this place. Okay. This is safe and everything is good here. Cool. Welcome! Yay! Welcome to your room. Va, pasakiau mamai, kad esu Afganistane.
Kokia tavo reakcija? Žiauri. Debilas namus, ne? Žiauri negražiai elgėsi mane. Nelinkėčiau nei vienai mamai tokio sūnaus kaip aš. Tai už ką man? Čia, pavyzdžiui, vagysčių nėra, nes už tai ranką nukerta, tipo, nu, žinai, dar... Nu, jo, nu, žiūrėk, vis tiek būk atsargus. Nu, žodžiu, tokia biškai yra dvi prasmybės pas mane, kad, nu, viskas gerai, aš tokios vietose galiu mėgoti laisvai. Nėra man jokių parkių. Nu, tarsi, jeigu ten daugiau naktų, tai viskas, nu, biškai kita kalba, bet ten vieną naktį galiu beliu kur pernakvoti. Aišku, biškai yra kitas momentas, kai esu pavargęs, nemėgojęs beveik. Ir nežinau, kad bus tokia nakvynė, tai biškai aš šitą suparinu ir ta kaina biškai suparinu. Bet kita vertus patirti tokį experience, kad čia gali pavalgyti su visais bendrai prie vieno stalo namuose, nu tikrai labai fainai, jauku ir miela. Ir čia tikrai patiri tą vietinį afganietišką gyvenimą. Nu ką, labas rytas. Išsimiegojom 5. Biškai netgi naktį peršalau. Bet dabar einam praustis ir parodysiu, kaip čia atrodo dušas, jeigu tokį galim pavadinti. Sveiki. Va, čia atėjome į vietą, kur mes ir prausimės. Tai va, čia yra toks ąsotėlis su vandeniu, muilas, rankšluostis. Viskas, ko daugiau gali reikėti. Vadinasi piratų dušas. Tai va taip ir apsiprašėm, ką žinau. Tai išmiegojau neblogai visai, biškai naktį buvo pasidarę šalta vienu metu. Bet paskui apsiklojau. Šiaip tai miegojau kaip užmuštas, iš tikrųjų jokių ten šalinių garsų nesigirdėjo. Bet gal dėl to, kad prieš tai naktį buvau miegojęs 2 valandas, tai dėl to. Taip pat. O šiandien laukia tikrai ilga kelionė, berods 8 valandų. Čia pirminiam gal. Situacija tokia. Susirasti darbą Afganistane nėra misija iš lengvųjų. Nedarbo lygis šalyje siekia apie 16%, tai reiškia, kad kažkur 6,5 milijono žmonių neturi jokio darbo. Ir netgi jeigu tokį randi, vidutinis atlyginimas vis tiek siekia tik 200-300 eurų. Laimiai, mums Lietuvoje pasisekė labiau. Susirasti darbą ir gauti padorų atlyginimą yra gana paprasta. Užtenka nueiti į Evolution puslapį, kurį rasite šito video aprašyme, užpildyti anketą ir viskas. Volia, padėkosit vėliau. Imkis pokyčių, kurie džiugina. Prisijung prie Evolution. Jei domina, apsilankyk darbasevolution.lt. Mes kaip ir jau atvarėm šitą visą lokaciją. Visas šitas parkas, kurį matot dabar čia už manęs, ir yra turbūt pati žaliausia viso Afganistano vieta. Ir klimatas visai kitoks negu šiauriniai, tarkim, dalyje. Tai dabar mes esame vos keli kilometrai nuo Pakistano sienos. Ir čia labai dažnai žmonės važiuoja turintis sveikatos problemas, nes afganistaniečiai dažniausiai nelabai pasitikė savo medikais ir šita visa sveikatos sistema nėra tokia jau gera ir tvirta kaip Pakistane. Taip kad
žmonės postaupo pinigų ir važiuoja ten gydytis. Kad ir man važiuoja gydas, turi kojos problemą, sakė, po tos kelionės su manim tiesiog varys tiesiai į Pakistaną, aprodys koją. Taip kad gal ir nėra pats geriausias draugai Afganistanas su Pakistanu, bet saviškiais medikais netai pasitikė kaip būtent šitos kaimyninės valstybės. Vajeriukai. Mano mamai tikrai šitas video turbūt nepatiks. Įsivežė mane į mišką pagrasinę pėliais, aišku, nieko nėra neįprasto. Afganams kažkaip baltodis vežti miškus vidury niekur. Bet iš tikrųjų tai turėsim labai fainą pikniką, tai bus mano pirmas piknikas Afganistane. Paskurstim žaliumbą ir kažką paskepsim. Dar net nežinau, ką nupirko, bet kažką nupirko. Po 5 dienų galiu pasakyti, kad Afganistane jaučiuosi saugiau negu daugumoje savo kelionių. Aišku, nereikia atsipalaiduoti, bet kažkaip sakau, po tiek viskų tų susidūrimų, tiek su afganais, tiek su talibais, tiek su šiaip dar kažko ten tipo. Tai, įspūdis yra žiauriai geras. Visi kartuoja tą patį. Tu esi saugus, tam pasirūpins, tipo, tave mes mylėsim, gerbsim gerų ir saugosim, taip toliau. Taip, kad visi kviečia vakarienių. Pavyzdžiui, aš vakar turėjau gal 7 pakaitimus, tai galėjau varyti tiesiog iš stalo, nuo stalo prie stalo. Tai va, kažkaip sunku būti, nežinau, jaudintis ar būti įsigandus, kai tokia yra aplinka tave su tokia supanti. Vienas įdomesnių piknikų, nes kažkas nepaėjo, tai žodžiu, nepavyko maistą paskepti, pasivirinti ir pasišildyti. Taip, kad varom kažkur kitur pavalgyti. Bet fainai pasidėjom, paplepėjom, pasiklausėm lietuviškos muzikos ir dabar varom atgal. Ką jau sakau, nuotekį lygiai vietoje. Nepavyko ten skepti, matysim čia kepti kažkur. Parėm čia vis dar esam prie pat sienos su Pakistanu, čia matos tvaram. Ten irgi apsauginį bokštelį. Supratau, gyvena turbūt šitas vietinis pardavėjas. Tai va, čipsų kubiškai šomės visą dieną nieko nevalgė beveik, apart mango. Ir matau, kad ten berods Afganai žaidžia tinklinuką. Galvoju, jeigu būtų fainai prisijungti. Nu, čia toks įdomesnis reklamos sportimas. Užbėgdamas įvykiams už akių turiu spėti, kad jie sumokėjo už tai, kad subistų šitą tentą. Nežinau, kiek sumokėjo, bet tėvas sako, kad čia apsimoka, kadangi čia atvaro turistai, čia matys, kad yra tokia kompanija ir gerai, sako. Negaliu sakyti, kad man yra labai smagu už savo gidukus, nes jie toliau destrojina viską, ką tai gali. Kada reikia visur savo nesąmonės paišyti. Tai žodžiu, pamačiau, kad hibrytė lošia tinklinį čia ir pagalvojau, kad galgi neprisijungus. Va, įsikasė savo duobę ir įgrojame savo. Sudarė tinklelį iš lipnios juostos, nubliau, visai pasakiau prikolas. Ir ką tai paklausime, kad galiu greičiau prisijungti, sakė, drąsiai, pareik čia pažaisti. Šiaip visai labai prikolas. Turėjome įdomią čia diskusiją, žodžiu, bandė čia mane pričiešiant apie islamą, čia apie musulmonus, kad čia turiu studijuoti islamą, mokintis jo. Nesako, kad tapčiau musulmonu, sako, bent jau tu perskaityk. Šiaip tai visai gera idėja.
Nes aš netgi Biblijos nesu perskaitęs, sakau, tai aš biškai keista sakyti jiems, kad tu esi netikintis. Jie tokių dalykų nesupranta, jie taip pat nesupranta tokių dalykų, kaip tarkim, kad neturiu sesių, neturiu brolių, neturiu vaikų, neturiu kelių žmonių ar ten kažką tokio. Tai ganėtinai sunkios tokios diskusijos, bet fainai, kad jie tokie tolerantiškai sako, mūsų religija neleidžia kalbėti nieko blogo apie kitas religijas, bet sako, mūsų Alachas mokė, kad mes einam gerų kelių, o ten geresnių už jus. Tai va, žodžiu, bet tolerancija egzistuoja netgi čia, taip kad ir jūs būkite tolerantiški. Važiavom šiaip ne taip. Ir vėl tam pat, čia buvo planas grįžti į Kabulą. Bet užsivėlinam. Vėl mėgosim, bet 4-5. Nu, šiaip mėgoju, iš tikrųjų neblogai visai. Kaip tai vis tiek biškai norisi privatumo, norisi biškai poilsio.